Sveiki sugrįžę į dar vieną epizodą ir šiandien nagrinėjam, kaip būtent sekti savo finansinę situaciją ir matyti, ar mūsų ta trajektorija yra gerėjanti, tai reiškia, ar mes turtingėjame, ar iš tiesų galbūt yra sprendimų, kuriuos priemame, kurie neveda mūsų ten, kur norėtume, tai reiškia, kad mes vis prarandam pinigus. Ir atrodo daugeliu tai lyginamai aišku, bet kuo daugiau investicinių skirtingų pasirinkimų turite, tuo tai darosi sunkiau. Plus, jeigu turite įsipareigojimų, tai irgi gali sverti gerokai į kitą pusę, negu galbūt galvojate. Šiandien nagrinėjam nuo nulio, taip sakant, jeigu norėsite pasižiūrėti, kaip susikurti tokį įrankį patiems savarankiškai, kaip žinoti savo tą turto vertę, kiek turiu turto savo vardu arba savo šeimos vardu. Labai paskatinčiau vesti šeimoje, jeigu jau esate šeimoje, nes tai yra bendras turtas, bet tuo pačiu turėti tokius pagrindinius tikslus, į kur važiuojate. Tai reiškia, jeigu dar net nepradėjote kurtis tikslų, mintis labai paprasta. Išsiaiškinkit savo finansinės laisvės skaičių ir čia labai paprastai sugalvojam, kiek norim pinigų per mėnesį pasyvių pajamų, padauginam iš 282,35 ir su 5% grąža ir 15% apmokestinimu tą sumą jau gauti. Jeigu atrodo sudėtingai, viskas gerai, yra atskiras epizodas, paliksiu čia kampe prisiekta būtent apie finansinės laisvės skaičiavimą, o mes šokam į paprastą pavyzdį, kaip jau tą tikslą turint, mes turėtume kiekvieną mėnesį sekti savo rezultatus. Atsidarau ekraną ir aš esu mėgėjęs naudoti tiesiog paprasčiausių Google dokumentų ir čionais New, Google Sheets ir viskas. Taip sakant, nulinis šit. Dabar paimkim paprastą pavyzdį, įvardinkim, kad čia yra masteris ir aš labai paprastai dažniausiai iš masterio, kai jau jį pabaigiu, sukuriu 25 metai, 26, 27, nesekam metai iš metų pastoviai. Tai dabar ką norim? Pirmiausia, norim formą, mėnuo. Kairėje pusėje pačioje, ką mes norim padaryti, tai norim išsigryninti, kokios investicinės sąskaitos arba įsipareigojimai pas mus egzistuoja. Tarkim, vertybinių popierių sąskaitą. Galbūt jeigu jūs esat poroje, ten turite vienas, turite du, kaip pavyzdys. Čia vėl galite įvardinti pagal pavadinimus. Galbūt turite P2P, pavyzdžiui, vienas. Dabar, sakykime, aš turiu privatus kapitalas. Tarkime, aš turiu būstas. Gal aš turiu būsto paskola. Gal turiu studijų paskola. Pensijinis fondas nėra, vienas. Pensijinis fondas 2. Ir kaip pavyzdys, jeigu aš investuoju į Indemo, bet mano žmona neinvestuoja į Indemą, tai vedu tiesiog kaip vieną eilutę. Čia apie Indemą dar galėsiu papasakoti truputį išsamiau, bet tai vienas iš pasirinkimų, kur jau metus darbuojas ir iš tiesų suinvestavau 18 000, skaitant paskutinių mėnesių 5 000 investiciją. Tai papasakosiu, kaip tai veikia, bet mintis labai paprasta. Suvedam viską, kur turim turto ir kur turim įsipareigojimų. Galbūt šioje vietoje neveščiau tenais kokia vertė specifinė, dviračio nusipirkti arba dar kažką, nebent ten sumos labai didelės, tai daiktų per daug nevertinam, bet mintis, bet kur turtas dirba arba bet kur tas įsipareigojimas reikalauja pinigų iš manęs. Tai jeigu, pavyzdžiui, turim mašiną ir turim leasingą, tai aš jau veščiau ir vertę ir kiek esu skoloje. Dabar šitas suvedus, kažkuriuo momentu galbūt sekanti yra grynieji. Tai čia gali būti bankas NR1, bankas NR2, jeigu turit dvi sąskaitas, galbūt verslo sąskaita. Gerai, tai lyginamai paprasta praktika, mintis, kad mes suskaičiuosim turtą ir suskaičiuosim grynųjų pasirinkimą. Dabar papildomas pliusas tiems, kurie galės kombinuoti šitus variantus. Tai kaip pavyzdys, jeigu akcijos į vieną tokį, sakykime, antrą eilutę, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą, skolos ten kokie nors vertybiniai popieriai į trečią, nekilnojamo turto pasirinkimai dar į ketvirtą ir taip toliau ir taip toliau. Dabar kur sekantis žingsnis, tai tarkim mes norim čionais 2025, 01, 01. Sekantis darysim 02, 01 ir sakykime, kad mes taip kas mėnesį visus metus ir pravažiuosim iki, gruodžio turėtų būti. Tai va. Dabar sausio mėnesis atkeliauja, pirma diena. Jeigu dabar yra būtent birželis, tai galite iš karto pradėti nuo birželio kaip pavyzdys arba nuvažiuoti ten kelis mėnesius atgal pasižiūrėti, jeigu turite tą statistiką. Bet jeigu ne, viskas su tom gerai, galite paslėpti ten tam tikrą mėnesį kiekį ir dabar vedat informaciją. Tarkim, pas jūs vertybinių popierių sąskaitų, 10 000 kaip pavyzdys. Tarkim, vertybinių popierių sąskaitų 2, tenais kokie 3 000. P2P 1,
kiek bendrai turto yra jau tenais šiuo metu, to tikrojo turto, kuris sėdi ir darbuojasi. Tai reiškia ir grąžą gavote ir visą kitą. Privatus kapitalas, tarkim, 20 000, būstas, tarkim, aš turiu 150 000 būstą, bet aš turiu 80 000 paskolą. Tai čia vedu su minusiuku jau. Studijų paskola, tarkim, pas mane ten liko dar 5 000, minus 5 000. Pensijinis fondas, nepriklausomai, kad išsiimsiu tik pensiją, vis tiek yra turtas mano vardu, tarkim, aš ten sukaupęs irgi su 20 000. Labai taip banaliai daro. Pensijinis fondas numeris 2, galbūt tenais 18 000. Dabar Indemo, jeigu paimam kaip pavyzdį, matau, kad investicijos 18 238. Tai tą ir vedu, 18 238. Dabar grynieji, iš karto eina sekantis dalykas. Bankė galbūt viename aš turiu ten 1000 eurų, kitame ten 2000 eurų, verslo sąskaitoje galbūt ten, nežinau, 10 000. Grynieji, ten su finansinė pagalbė, tarkim, ten 6 000. Dabar darom equal, jau man rodo sum, bet realiai aš noriu skaičiuoti sum, bet nuo būtent vertybinių popierių sąskaitos, tai reiškia apskaičiuoti būtent šitas sumas. Tai čia truputį galbūt įvardinkim jau šitą lentelę truputį kitų formatavimų, kokia nors, sakykime, žalia spalva ir paimkime, kad tas pats bus čianais. Čianais lygų sum skliaustelis, apibraukiam šitus pasirinkimus. Iš karto sekantis žingsnis mes galim nutempti tą formulę į dešinę, kad turėtume visus skaičius ir šitą formulę irgi į dešinę ir pabaigoj total. Tai reiškia lygų, dabar čia magiška dalis, tas turtas plus tas turtas. Ir žinoma šitą irgi nuvešim iki dešinės ir pažymėsim galbūt bright žalia spalva. Dabar kur čianais logika? Aš žinau, kad mano dabartinis turtas ten sausio 1 dieną yra 170 000 investicijose ir 19 000 grynaisiais. Ir aš šioje vietoje kiekvieną mėnesį pačioje pradžioje gali būti 2 diena, gali būti 5, gali būti 10, bet dažniausiai darykit tą pačią dieną, kad nebūtų, jog pinigus jau išleidote kažkiek ir tada tas svyruoja. Sekantį mėnesį aš tiesiog einu ir dėlioju savo informaciją. Tarkim, pas mane vertybiniai popieriai ten pakrito per 1000 ir dabar yra ten 2800, 9000. P2P, sakykime, nieks nepasikeitė, o čia P2P antra sąskaita, ten nuo 15 000, tarkim, sugrįžo 200 eurų, kaip pavyzdys. Privatus kapitalas 20 000 nesvertinamas labai retas, 150 000, čia bus tos pačios, sakykime, sumos. Galbūt aš šitą vietą sumažinsiu truputį 79 000 ir, tarkim, kokie 600, nes gražinėjų paskolą po truputį. Studijų paskola, tarkim, ten 4950. Pensijinis fondas, sakykime, per daug nepasikeitė, ten nieks per daug nesviravo, arba aš tiesiog tikrinau kas antrą mėnesį ir pasižiūrėjau, kad ten 50 eurų skirtumas, galėčiau suvesti naujausią informaciją. Indemo, kad tai ir turėtų būti ta draugiškesnė ir dažnesnė grąža atgal, iš tiesų iš mano pusės aš matau, kad dažniausiai ten pinigai suvaikšto gan retai, tai šiuo metu man 40% uždirbinėjantis įrankis, nors pinigų fizinių grįžo profitų 15 eurų, repaid 183. Tai 2 metų laikotarpis užtrunka, tai šiuo atveju aš tiesiog vešiau tą patį 18238, nebent investavau papildomą sumą. Grynaisiais galbūt aš turiu truputį daugiau, 1500, ten 2200 ir verslo sąskaita, sakykime, aš ten 11 000, grynieji galbūt truputį išsileidau 5000. Labai paprastas pavyzdys. Tai gerai, dabar aš žinau, kad mano turtas iš tiesų per nepilną 1000 nukrito žemyn, per 500 eurų. Ir čia netgi galėčiau pasidaryti savo formulės, kad žinočiau truputį paprasčiau, tai šitas minus šitas. Leidžia suprasti, kad minus 550 yra skirtumas ir aš tą formulę galėčiau tęsti pastoviai iki galo, žinočiau, koks didesnis skirtumas. Kai tik pildysiu, iš karto šitas minusas mažės ir mažės. Ta patį galiu pasidaryti ir čianais, pirmiausia iš šito ir antras total jau pačios sumos, kad matyčiau bendrą kapitalą. Tai reiškia, grynieji padidėjo 700, o tuo pačiu mano bendras net worth padidėjo per tą mėnesį per 150 eurų. Tai jeigu mano net worth yra 170 000 plus 19, tai iš tiesų 189 000, 150 pliusas man nėra labai, taip sakykime, didelis pliusas, į kurį aš norėčiau atsižvelgti. Aš norėčiau žiūrėti, ką aš darau ne taip, į ką man galbūt reikėtų atsižvelgti ir kur mano pinigai galbūt nedirba taip efektyviai. Vėl, čia didžiausias tas 1000 minusiukas čia, tie svyravimai kuo toliau gali būti tuo didesni, bet argumentas, sakykime, mes paimkim ten paprastą pavyzdį ir vedam tai kiekvieną mėnesį, ir tenais kokį nors, nežinau, 8500,
10 500, sakykime, 11 000 kaip pavyzdys. Paliksim likusius panašiai. Ir sakykime, čia per daug visko nesiskyrė, bet norim parodyti tą tokį truputį didesnį svyravimą. Sakykime, man privatus kapitalas gavo naują vertinimą ir dabar 25 000 nuo naujo mėnesio. Aš iš karto pamatau, kad mano net worth padidėjo per 7 000. 7 000 šitoje vietoje. Tai buvo pliusas, buvo minusas, bet kažkurio momentu išaugo. Dabar, kodėl sekti grynuosius atskirai? Nes tai yra likvidus turtas, kurį jūs galite panaudoti momentaliai. Kodėl sekti visą turtą šitoje vietoje? Nes jūs galite iškart proporcingai skaičiuoti, kiek ir kur didėja, kur mažėja ir kur yra problema. Tai mano praktika dažniausiai labai paprasta. Aš kiekvieną mėnesio pradžią, per pirmą savaitę, kažkur 3-4 dienomis atsisėdu, suvedu, atsidarau, sakykime, vieną sąskaitą, suvedu pirmą skaičių, atsidarau antrą sąskaitą, suvedu antrą skaičių. P2P, privatus kapitalas, būstas, skolos, taip toliau, taip toliau. Ir vėl nepamirškit, kad jeigu jūs paskolas susivedat iš savo pusės, taip sakant, tiesiog ignoruojat jas, tai jūs nei palūkanų atsižvelgiat, kiek mokat kiekvieną mėnesį, nei kiek minuso turit. Sakote, aš esu labai turtingas ant popieriaus, nes turiu visus pliusus, nors iš tiesų, šiuo atveju virš 84 000 yra minuse. Argumentas nėra, kad jums reikia panikuoti ten kiekvieną mėnesį, jeigu svyravimai egzistuoja, nes kai kuriais atvejais, aš esu kažkada matęs pas save virš 50 000 svyravimą per vieną mėnesį. Tai atrodė kažkas tikrai labai negerai. Čia pandemijos tas laikotarpis, bet tai įprantama, ypač kai sumos didėja, tas procentas, ypač jeigu jūs sėdėsite akcijų pusėje, tikrai svyruoja. Bet jeigu jūs norite nematyti to svyravimo, tai rinkitės įrankius, kurie jums grąžina fiksuotas grąžas per tam tikrą laikotarpį. Tai pavyzdys, man rodos, tikriausiai labai aiškus, tai Indemo pavyzdžiui, vėl 40% nesitikėčiau, bet jie šiuo metu patys iš vidurkio savo turėjo 26,4% vidurkį, iš 12 milijonų investuotojų ir jau 1,5 milijono grąžinto investuotojams, taip sakant, 10 000 investuotojų perlipa. Labai stiprėja kompanija, kai prisijungiau, ten buvo gal 2,5, gal 3 000, o šiandien dabar jau 10, taip sakant, X4. Tai argumentas, kad dar tikrai pilna gerų pasirinkimų ir galima investuoti. Ir kai jie pasiekė 10 milijonų tą assets under management, labai matosi, kaip ir turtas didėja, matosi, kaip ir investuotojų kiekis didėja. Ir tuo pačiu man investicijos ilguoju laikotarpiu, aš manau, kad pradės nešti vis mažesnę ir mažesnę grąžą, kas mažės iki 15,1, kas yra jų preliminari grąža. Bet jeigu aš galiu investuoti dabar 10 eurų, visiškai be jokių mokesčių, į turtą, kuris yra susietas su nekilnojamu turtu Ispanijoje, čia yra tokie skolos vertybiniai popieriai, tie discounted debt investments. Tai esu daręs atskirus video, čia pridėsiu kampe išsamesnį būtent apie šitą pasirinkimą, kad galėtumėte irgi įsivertinti iš savo pusės. Ir priminsiu, kad jeigu šį mėnesį norite investuoti, tai yra tas 4% summer cashbackas. Tai galbūt geras momentas investuoti truputį didesnės sumas. Jeigu jūs nuo 250 iki 1500 investuosit, iš karto gaunat 1%. Jeigu nuo 1500 ir daugiau investuojat 3% cashbackas. Ir momentaliai, jeigu viršysit 5000, iš karto 4% cashbackas. Ir čia mano pavyzdys, man rodos, iš mano paskutinės investicijos buvo, kur aš 5000 suinvestavau ir iš karto 200 gavau, cashbackas. Vien todėl, kad aš vėl juos investuočiau, tai argumentas tą sniego gniūžtę, kuri krenta nuo, taip sakant, kalno, įsukti greičiau ir greičiau ir greičiau. Tai oferis pasibaigė birželio 30, išbandykit, išnaudokit savo naudai. Tuo pačiu nepamirškit, kad neturite investuoti ten 5, 2, 3 tūkstančių, čia galima investuoti ir po 10 eurų. Ir laikotarpis yra kažkur 2 metų, kad visi šitie naucai patys iš savęs, taip sakant, grąžintų pinigus atgal. Ir jūs kiekvieną iš jų galite panagrinėti. Vat matot, pas mane rodo, kad jau funded ir 5000 suinvestuoti. Visi objektai yra parodomi, kokiame etape jie yra ir visa kita informacija. Bet bendrai kaip įrankis tai yra vienas iš tų pasirinkimų, kuris nesvyruos jums. Tai reiškia, jūs investavo tam tikrą pinigų sumą, tarkim ten 1000, tai jums tas 1000 tiesiog dirbs tam tikrą laikotarpį ir kažkurio momentu tas procentas, ta suma sugrįš atgal. Tai tada jūs sėdėsit ir sakysit ten 18 500, ten 19 000. Kaip pavyzdys, 19 000 galbūt tęsis ilgesnį laikotarpį ir ten po to 19 500. Tai tas toks labai stabilus ir gražus variantas, kuris leidžia uždirbti tikrai nemažus pinigus.
Ir kol dar investuotojai nėra per didelis kiekis, tos grąžos žinoma yra gerokai didesnės. Kuo investuotojų kiekis didėja, tuo labiau jos keliauja arčiau vidurkio, kas yra tas 15,1, kas irgi nėra blogas rezultatas, taip sakant, ilgojų laikotarpiu. Tai tiek šiam kartui, tikiuosi paskatinau susikurti savo tą vadinamą net worth trackerį arba tikrosios grinosios vertės spreadsheetą ir įsitikinti, kad jūs juda teisinga linkme, nes jeigu jūsų tas pagrindinis skaičius keliauja į viršų po truputį, tai žinot, kad iš tiesų darot gerus finansinius sprendimus. Jeigu jūs pradeda važiuoti žemyn ir nestaigiai ten vienam mėnesiui, bet pastoviai, tai žinote, kad kažkur reikia atkreipti dėmesį ir atkreipus dėmesį, sutvarkius tą situaciją, pamatysit, kad vėl važiuojate į viršų. Tai gali užtrukti vos 10 minučių per mėnesį, bet duoti jums labai daug naudos ir iškelti tą šiaurinę žvaigždę jūsų investiciniam portfelyje. Gerai, tiek šiam kartui, tikiuosi patiko, nepamirškit, kad jeigu norite gauti atsakymus, tiesiog palikite komentarus po šiuo video, o čia paliksiu paskutinį klausimų atsakymų epizodą, kuriame būtent jūsų klausimus atsakinėjau apie ten 20-25 minutės. Tiek šiam kartui, iki sekančio epizodo.